Sveiki visi, su jumis Lina. Šiandien aš jums parodysiu, kaip ant Pocket Edition pasidaryti slaptą tunelį. Va, čia padariau smėlį, ne dėl grožio. Žiūrėk, įdėmiai žiūrėkit į smėlį. Va ten. Va, tadam! Gaunasi čia laipteliai. Va, čia, va. Jeigu jūs sakot, kad čia nesąmoningas mechanizmas, aš nieko nemoku. Ne. Čia žiauriai lengva. Ir šiandien aš jums parodysiu, kaip pasidaryti. Ir žiūrėkit. Pasidarykit 5 blokus. Taip. Bet ne. Čia kasam. Va, čia aš padariau duobę, darykit 5 blokų duobę. Ir po to imkit belę kokį bloką ir apveskit taip. Va. Va čia dar ir dvigubai. Dabar čia žiūrėkit. Čia jau buvo. Tai reikia čia 4 ant 4. Va. Taip 4 ant 4. Ir vėl apvedam. Ir gaunasi 5 ant 5 ir kiek. Aš ne matematikas, tai va. Va, gaunasi tokia platforma. Dabar, kaip visada, darom duris. Va, taip padarysiu geriau. Kad būtų gražiau. Pas mane dabar lyja, tai atleiskit. Va, gaunasi tokios didelės prabangios duris. Čia. Ai, liko 15%. Atleiskit. Va čia, žiūrėkit, čia iškasam 2 blokus ir va. Va čia dar iškasam va taip va. Va. Va čia būna duobė. Va. Uždengiam ją akmeniu. Ir dabar va taip, bet iš viršaus, iš tos pusės. Ir taip daro. Ir reikės visą šitą plotą lentelėmis uždėti. Dabar man už lauko vaikai rėkia, tai atleiskit, jeigu girdisi. Va, ir čia va taip padarykit. Kaip žinom, aš nenoriu dabar daryti, bet daug kas atrodo bandė, tai žiūrėk. Ne, stop. Ai, man anksčiau gaudavosi tai. Va taip padarom ir smėlio apdedam. Ir aišku, aš pamiršau čia fakelas, žiūrėkit. Va čia 2 blokai iš čia ir taip. Ir kitoj pusėje 2 blokai ir čionais. Ir padarykit va čia va įėjimą. Va. Šitą pradedam. Va. Ar va, taip uždengiau. Dabar čia padarom tipo sieną. Aš čia darau, kad jūs tikėtumėt. Va. Ir parodysiu visą mechanizmą. Tik tais, va, jeigu reikia daryti sieną. Jums čia nebūtinai statyti šią sieną. Va. Žiūrėkit, čia užpildom dar vieną, čia padarom fakelus, nes tamsu juk. Va čia ir čia. Va. Pasidarysiu stogą, kad nelytų. Va, žiūrėkit, įdėmiai žiūrėkit. Va čia taip ir taip. Tadam. Ir gaunasi jums toksai slaptas kambarys. Ir čia galite savo statyti visokiamis ten dekoratyviniais blokais. Ir multiplayerį labai tai gerai daryti, kad nuo žmogaus slėpti. Arba serverį kokiam. Va. Gaunasi jums toksai prabangus, ne prabangus, bet labai kietai padarytas, slaptas. Bet jums reikės dar išgriauti visą šį smėlį, pasiimti lentelės, iškasti smėlį ir viską tai perstatyti. Va.
Ir su jumis buvau aš ir šis slaptas kambarys. Nu, tipo požymis. Su jumis buvo Linas, ate.